Valstybinis studijų fondas įgyvendina edukologijos doktorantams skirtą projektą edukologijos krypties doktorantūros stiprinimas. Edukologijos krypties doktorantai gali gauti finansinę paramą studijuoti geriausiose pasaulio universitetuose. Ši parama man buvo svarbi, todėl kad aš, kai įstojau ir pamačiau studijų kainą, supratau, kad man reikėtų praktiškai metus ar daugiau vien dėl to dirbti, sužinojus apie kitas 100 galimybės. Tai atvėrė visai kitas perspektyvas, nes ir tikimybė gauti finansavimą, jeigu sugebi įstoti į prestižinį universitetą, ir finansavimo dydis yra stiprus pagrindas bet kokioms studijoms užsienyje. Ar tai būtų Anglijoje, ar tai būtų Vokietijoje, ar tai bet kokioje kitoj šalyje. Edukologijos mokslai yra valstybinis prioritetas. Užsienyje įgyję patirties, jie gali parsivežti ne tik naujų žinių, bet ir užmegzti ryšius, kurie yra reikalingi mūsų švietimo ir mokslo sistemai. Jeigu planuoji įstoti arba jau studijuoji viename iš geriausių top 200 pasaulio universitetų, tu gali kreiptis į Valstybinį studijų fondą, pildyti prašymą ir gauti finansinę paramą. Ar tu pasirengęs šiam iššūkiui?